Labas rytas. Gruodžio 10. Pagaliau artėja ta diena, kai eisim mes į viršų. Nu, dar reiks pagyventi iki tos dienos. Ką vakar nuėjome miegot apie 1, tai šiandien atsikėlėm apie 10. Aš anksčiau atsikėliau. Tu anksčiau kažkas tave pakvietė. Gamta matulė pašaukė. Aš tai ne, aš atsikėliau apie 10, nu anksčiau biškį prabudau, bet dabar kadangi laisva diena, nieko neturim, o gidas mūsų miega ramiai, tai negalim net pasidaryti valgyti, tai ir neskubam. Kažkaip keista, iš tikrųjų, su to gydomės. Anksčiau visose ekspedicijose, kai būdom, arba jeigu patys keliaudom, tai vis tiek apsitardom. Nu gerai, keliamės ten tarkim 9 maždaug plus minus, tada daromės valgyti ir panašiai. Dabar gydo paklausim, kada keliamės, kada pusryčias daromės. Ai, tai miegokim kiek norim. Visi skirtingai atsikeliam, o jisai miega toje palapinėje, kur yra visas maistas realiai. Dabar nei kaip įeiti žadinti, eisi pažadinti realiai, iš principo žmogus gal bus nepatenkintas, nes norėjau pamiegoti, mes jau alkani pilvai burzgė, nei vandens, tai gerai, kad iš vakarą prisipylėm. Tai toksai... Tu ir mes pradėsim burksti. Bet mes nusprendėm, kad imsim jauti už ragų, kai čia mes eisim, pradėsim rėkauti prie palapinės. Jo, eisim tai, pašoksim muziką, užsileisim. Gal duos valgyti. Nes jau... Koncepcija yra kitokia, čia yra ne lifolizuotas maistas, o visas yra toks vakumuotas, šaldytas, tai jisai šiaip labai gana daug sveria. Ir plius dabar dar turim vieną klaustuką, kaip bus su mūsų to kolega, kur vakar sunkiau jam sekėsi. Ir vakar buvo daug lengvesnė diena, negu bus rytoj ar poryt, kaip čia tas oras leis. Ja, tai mes iš tikrųjų jau truputį pradedam bijoti, nes ir dėl savęs jau nesam čia tokie apsipatenkinę, nes nešti kuprinę tai yra daug sunkiau negu tempti roges. O kuprinės bus sunkios ir dabar galvojam. Ir dėl planų įkalnė bus, čia dabar jiem tokiais lengvai, sakykime, kalniukus, aišku, tas klapojimas per sniegą, tikrai kerta per kojų raumenis, bet techninis bus dabar lipimas. To techninis lipimas, žumaras. Tokia postačia siena, sakykime. Ir katės ir įsijungs jau į žaidimą ir, žodžiu, visas tas tikras kalnų techninio lipimo elementai, kurie sukūrė visai kitą specifiką. Ir dar kai neši sunkės kuprinės, nes dažniausiai techninius nelipi labai dideliais svoriais. O šį čia panašu, kad svoriai turėtų būti labai dideli. Jo, svoriai bus dideli ir bus tokia pakankamai statis, atkarpa, kur, aišku, fiksuotas virvės, kai žmaras bus naudojamas, bet vis tiek, kažkaip nejauku, kad jūs pakankamai stačios sėdos su kokie 30 ten svorį. Ir biški nejauku dėl to, kad mes būsim ryšy ir jeigu ten kažkam iš mūsų, ar sakykime, ne iš mūsų atsitiks bėdelė, tai ten kabėsim užsikabinę ir laikysim tą žmogų, žinai. Ir to yra reikalų. Kalnai neatleidžia klaidų jokių. Tai jų ir negali būti. Ir jų, tiesiog gali, aišku, ten sėkmės, pasisekė, nepasisekė, bet paprastai, jeigu kas atsitinka, tai pasekmės skaudžios. Tai čia mes ekstremalumų paprastai neieškom kalnų, daug žmonių galvoja, čia ekstremalų, ne, mes irgi mokamės, treniruojamės įrangą, naudojamės, kad kuo saugiau išeitų, o ne kuo labiau paieškoti adrenalino. Čia adrenalino nieks neieško, jų nereikia. Jo ir taip gauni savaime, bet reikia tą padaryti saugiai, kad saugiai grįžti namo. Tai ką, einam, tada kelti triukšmą. Triukšmausim. Dabar dėsim. Sudainuosim ką nors. Šokam kokią lietuvišką gerą dainą. Sutartinė. Prie palapinės. Tai maždaug planas toks šiandien. Good morning. Which day is it today? I don't know. Yeah, today is rest day. Anyway, yeah. Labas rytas, krausiu baterijas. Sveikas. Labas, susišaudžiau saulės. Hi, morning. Do you sleep well? Tai mūsų virtuvėlė. Žodžiu, bet pas mane yra 2, bet vienas aš net neliečiau, nes gali būti, kad nuo kelionių išsikrovęs. Tai dabar jeigu tu šitą gauni, aš pasikraunu savo
ant savo saulės panelės ir jeigu ką dar savo pilnai išrausi ir du užsineši virš. Tada nesinešim. Did you bring this solar panel to the high camp or no? Yeah. You'll bring, yeah? Maybe. Maybe. Yeah, maybe. We'll charge everything. If we would stay a few days, then I will bring. Tai aš šiandien dirbu už saulės krovėjų inžinierių. Įrenginiai saulės elektrinė, žodžiu. Kraunu savo. Žodžiu, mūsų virtuvėlė atrodo taip. Nu, mūsų stovykla atrodo taip. Mūsų kalnas yra už to šlaito, ten viršuje. Čia yra kitas kalnas, Mount Chin vadinasi, irgi trečias pagal didumą aukščiausias kalnas Antarktidoje. Žodžiu, mūsų stovyklytė tokia. Tai užžyna debes, tik kas matosi, viskas puikiai, nes tai užžyna debes, nesimato nieko. Tai būna kartais praskaidrėja, tai labai permainingas oras. Parodysiu truputėlį buities. Čia, žodžiu, jeigu nori didžiulį reikalą, pasiemi šitokį puodą, įsidedi į maišą ir nešies ten daryti rimtą reikaliuką. Čia žmonės užsikešinę, užsikasę, sakykim taip, savo daiktus ir mes tą patį darysim, mes išardysim šitą palapinę ir sumėsim į duobę savo daiktus, kuriuos paliekame čia ir kilsim fiksuotom virvėm tuo stačiu šlaitu į high campą. Jo, rodžiu, bet nebuvau, taip nepademonstravau, demonstracijos nebuvo. Įsitėsi maišą šitą, Darai. tada prie priekinės dalies tos vyriškos ataugos pridedi pee bottle. Čia laikaisi, kad nenuneštų vėjas. Jo, ir kojas pakyla tada. O visą reikalą atlieki įglų. Jo, tai vat, dar nedajėjau iki ten parodyti. Šiaip labai gražu, kai debesis prasisklaido. Žiūrėk, kaip oras taisosi. Ja, bet žinok, aš iš ryto atsikėliau 8 valandą, prieš 8, tai iš vis buvo skaidru, tai aš viską taip gerai mačiau, tai šakės kaip gražu. Dabar gerai, taip žiūrėk, kaip gražėja. Jo. Nu, tas šlaitas tai spūdingai atrodo, ne? Norėčiau įlipti į jį. Aha. Va čia per tą lediną taip. Pum. Nes čia turbūt truputėlį rock climbingas būtų, šalto nagiukam būtų. Nu, dar parodysim, visada standartiškai gamtinius reikalus kaip atliekam. Kur atliekam tai yra. Tad pasiemi tą puodą, įsitėsi maišą. Čia tu padarai mažą, nes į tą patį maišą negalim daryti mažą. Atsineši, kad užstotų vėją, nes jeigu vėjas, tai šakės kaip šalta. Čia pasistatai ir čia savo taip jaukiai atsisėdi ir grožiesi rūku šiuo metu, bet jeigu prasisklaidys debes, ten apačioj gražu labai. Tai vat, tokia ta mūsų virtuvėlė. Tai šiandien rest day, ilsimės. Gražėja. Awesome. Vodka party just before they decided to go down, and it was on the Squirrel Hill. They were like falling all over the place. Like they had to self-arrest so many times, and we're right behind them. And you can't really quite understand why they were actually self-arresting so many times. And it's like, is it really that bad? Yeah, but why I'm asking, maybe We were able to save you. Bandom dabar įsiaiškinti, ar mūsų bendrakeleiviai moka naudotis įrangą ir ypač ar moka eiti ryšyje, nes pasirodo, kad nelabai yra ėję, o ryšyje kiekvienas yra tam tikra grėsmė ir tam tikras gelbėtojas. Tai galvojam, kad reikia pravesti mokymus, dėl to, kad mes jau esam tikrai su tom virvėm kritinėję ir čiuožinėję. This mountain is very safe. Yeah. If we decide to go another one, It'll be fine. also no need. It'll be right. And that's based off steepness? Or? Because it's not so Yeah, not it's so just not. difficult to go up a small hill, and just fell on his stomach Sakė, and jis be start mokymų. to stop himself. Totally. It's Yeah, but 10 Išmoks minutes, pakeliui, kaip ir mes no išmokom. problem. we don't really do that here because you can't Jeigu get nori, wet. viską gali išmokti ir It's too padaryti. cold. It'd be more dangerous to get your clothes wet. Justuko maistas. Veidelis nelabai linksmas toks. Kažko neapsidžiaugiu. Pusryčiam nevalgau kiaušinių, nes kažkaip po pastaruoju metu netoleruoju. Čia daug Tai čia nėra. kiekvienas pusryčių kiaušiniai. Šiaip nemėgstu blinelių.
Žinai, kiekvieną kartą blinė ir Žodžiu, viskas čia gausi, ko nemėgsti ir ko nenori. Beikono irgi nevalgau pusryčiam. Gaunu kiekvieną rytą. Taip ir gyvenam. Nusipiltas sirupai. Atrodo labai blogai. Reikia daug sirupo, kad užmuštų skonį. Tai kam tą blyną įmei, tada iš viso gali sirupą gerti. Nu, vėliai, mūsų pusryčiai gavosi. You filming? Yes. Chef special. Blueberry pancake. Here is chef, Alaska chef style. And his, I mean, it's called slow cake. Slow cake, that's right. Blueberry slow cake. The chef is so wait, turn it on. Is filming? The chef is so committed to his job, he sleeps in the kitchen. Yeah. He never leaves the kitchen. even in the toilet. That's right. We go right there. Chef's toilet. File. Gražus vaizdas. Ruošiasi. Kita komanda darysis treniruotę, tiksliau gal net ne kiek treniruotę, kai įsivaizduoju, kad tikrins įgūdžius, nes čia susirinkus komanda, kuri nepažįsta vieni kitų. Ir tiesiog atvažiavo kompanija ir čia va vietoj susipažino, tai dabar jų gidai patikrins jų bazinės žinias, kaip jie moka naudotis virvėmis, įranga, žumarais, karabinais, kates gal net užsidės, nors nepanašu kol kas, kad dėtųsi. Ir tuo pačiu pasitreniruos, dar pasimokys. Dar manyčiau, kad ir ryšyje kažką dar pabandys pasivaikščiot. Tai nežinau, mums tai su Justu nereik, bet aš įsivaizduoju, kad gal mūsų komandos nariam tai reikėtų to irgi tokias treniruotės. Paklausiu, ar moka eiti ryšyje ir self-rescue, kaip čia vadinasi angliškai. Žodžiu, kad jeigu kažkas lysa iš komandos, kurie nesusikabinės viena virvė, kaip gelbėtis, kaip kristi ant ledkirčio, kaip stabdytis. Mūsų komandos draugai nei vienas to nėra bandę ir nėra darę. Tai kažkaip man biški neramu. Gal reikia čia juos užkelt ant to ir nučiuošti. Jo, nes mūsų planas taip buvo, mums čia su Neriu keliauti, kad mes viens kitą pažįstam, žinom, pasitikim, mokam stabdytis, esam situaciją, dabar prikabino du žmonės, kurie nepatyrė, nemoka, nežino ir tai gali kažkaip liūdnai dėliotis mintise. Nu, gal viskas bus gerai, aišku, čia viskas bus gerai, kažkaip išsigyvensim, ištversim ir tikėsimės, kad kaip niekur nebus, nes dažniausiai niekur nebūna. Kaip jums patiko pusryčiai šiandieną? Šiaip viskas skanu gerai, tai tiek, kad aš nelabai mėgėjęs blynų, bet čia nieko tokio, čia nėra ko norėti. Bet ar jūs jaučiatės energingas, pavalgęs sotus? Gavom po 2 tokius blynus. Kažkaip nesijaučiu persivalgęs, galima taip sakyti. Žodžiu, Ne pusryčiai, buvo pusryčiai pietus. jo, mes gavom, žodžiu, šiandien 2 blynus, vakar irgi ten vakarienės, neatsimenu ką. Keptų kažkokių kuliukų, kalafiorų tokių mažų. Ne, Briuselio kopūstų, gal. Žodžiu, man atrodo, bus pirmas mūsų kalnas, kur tikrai realiai numesim svorio daug. Svarbiausia, kad neša maisto be begalę, o kažkaip negaunam jo, aš nežinau, kur jis dingsta. Jis nedingsta, jis įguli, ten tašės, reikia pasikuisti. Man atrodo, šiandien perimsim ir virtuvę savo vadžias, eisim gamint valgyti. Aš dar pasiklausiau, galvoju, gal čia kažką sumaišiau, sakau, kada sekantį kartą valgysim, nesakiau, kada vakarienė. Sako, 7-8. Okei, vainu mėgoti, tada reikia energiją taupyti. Žiūrės, aš kažkaip man pasakė taip, kad mes čia važiuosim. Sakė, maisto bus tiek, kiek nematė. Tada jūs tiek nebūsit matę per vieną ekspediciją. Tai niekur nepasiėmiau. Tai pasiėmėm tik šokoladukų, bus neksų dar kažką. Oi, man atrodo, kad ruoškit maistą mums, nes kai grįšim, tai suvalgysim dramblį. Kaip tik ant kūčio. Sulkės, su bulvėm karštom nori. Šiandien šefas Benis atrodo linkęs mus nustebinti maloniai.
Valgysim dešrelės, kaip sakėm, grilinsim. Briuselio kopūstai. Verdam vandenėlį. Ir dabar sriubytės dar va Justas gavo, tai nežinau, apsisisios iš laimės. Vėl Briuselio kopūstai vakarienė. Ne tik, žiūrėk. Žiūrėk ten, pas Benį, kas vyksta. Pažiūrėk, kas vyksta. It's gonna be good. Sounds good. Looks good. This is some good content. It's a real life, you know. Žiūrėk, sriubytės gavau. Pagaliau, finally. Taip. Ir dabar aš ją visą ir sugersiu. Saki Mountain, as some say. Jo, aš šiek tiek pasilgus ribos. Šilumos, tokius švenčius. Pagaliau atėjo šventė ir į mūsų kiemą. Galima valgyti. Taką galės atkasti iki pat high campo. Nes vis tiek dieną 2,5 valandas bėgi, tai nemanau, kad čia labai Tai nepradedam apeliuoti mano pietų mėgėlį. Iš prožio mėgėlis, aš augantis organizmas, man reikia daug valgyti ir daug mėgoti. Tik tai kalba žmogus 40 metų. Beje, ir tuo bandysim tikriausiai daryti, taikyti planą, kad I thought we were having this empanadas. Piškileisim kažkokią komandą į priekį praeit, kad nereikėtų praminti taką pratrykti. Čia, kad tau kasti nereiktų šiandien. Taip ir gyvenam. Antras dublis. Šiandien sočiai pavalgysim. Ką tik pasidalinom visi savo įspūdžiais iš Everestų, iš kitų. The camp is like, it's a video, but I just changed the phone and it's not again load up. It's like on the rocks, you know. And it's like What camp is that? It's 7-7. The highest. No, No, the highest is highest. A3. A3. A3 highest. Why would you stay there? That's It's inside the insane. Everest Northside that's the highest camp in the world. That's insane. It's crazy. You're sleeping in the Look, tent. It's very Look how strange. they established the tent in A3. That is crazy. Taip jums tokia vakarienė. Neblogai, ne? Justas nešnekėt negali. Neturi žodžių. Amą prarado. Dabar jau atsigriepsim už tą, už tos prarastus pusės ir pietus. Svarbiausia, reikia daug pipirų, druskos ir kečupo. Kečiupas viską ištaisė. Nu, dabar gerai leidžiam laiką prieš rytojaus sunkesnę dieną, negu buvo šiandien. Šiandien diena buvo poilsio. Dabar visos dienos bus vis sunkesnės. Vakar buvo lengviausia iš žyginių dienų. Rytoj bus sunkesnė. Ir to turėtų būti, bent jau anot mūsų gido, turėtų būti sunkesnė diena net negu viršūnės diena. Vis dėlto, kad nešim labai daug svorio. We do back meals. Nu, jo. Nu, bet šturmo dieną vis tiek yra energijos mažiau, šaltis. Toks daugiau yra, atsiranda. Plus šturmo dieną įlipi ir nusileidi. Čia tik tai užlipsi ir pasiliksi. Tai va, gerai, einu pavalgyt, kol nieks netėmė, nes jis suvalgys ir eis mano valgyt. Nevok mano sribos. Kad jau ten nieko nėra. Iš pradžių kiekvieną savo, paskui į tavo. Pavyzdžiui, savo po to. Kas tavo, kas mano, kas mano, kas. Kas man. Not bad. Very good. Waffle fries and bacon. Visi pavalgiau. Kaip savai? Šilta pasidarė. Žiūrėsiu. Ir užsidėsiu kepurę. When will be your next expedition? When we will have the Probably Everest. Everest? So in April. Yeah. Ir tadas ten varyti. Tadas nemoka lipti tadas. In the Dolomites. Actually, my brother and his girlfriend and my girlfriend. Takėlių vilkas. Jisai moka ledus gerus surasti. Va, taką moka damoka, virš purginės. No, my Tau ir brother's alright. užsenka. Sleep well? No, I will wait for internet. No, we think we will pack today some things. No, not pack, but we will sort some, what is not necessary. I'll probably go now anyway.
So we have I'll time, sort. slowly. No. I'll do the gear, the team gear and all these things. Then we will get internet. Okay. FaceTime. Yeah. In our countries all at night. Oh, that's true. Yeah. That is true. So, see ya. See ya, guys. O, atėjo Nimso grupė. Atrodė, sakė, pats nemačiau, bet buvo atėję rangeriai pas mus, tai sakė, kad labai šitai Nimso grupiai daug problemų. Nes pakeliu jie susitiko, tai sakė, reikėjo pagalbos. Tai dabar rangeriai vaikšto per visas grupės ir žiūri, kokia situacija, kokie mūsų planai. Kas skaičiuoja, kas daugiau turi molių prisirinkti. Jo, žiūri kokia situacija su žmonių pajėgumu ir nuspręs, ką rytoj daryti. Ar jiem eiti kartu į viršų, nes žiūrės, kiek žmonių eina. Jeigu daug grupių eina ir to į high campą, tai tada ir jie pajudės. Tai vienas Robertas, tai kosminis įsaitė. Legenda sakė. Kadu sulipęs 2 kartus, čia visur visokių ekspedicijų turėjęs, tokių neeilinių. Nukietas bičias. Kaip būtų įdomus faktas, dirba daugelį metų Naujosios Zelandijos kompanijai, Adventure Consultants vadinasi, o jeigu matėt kas nors matėt tą filmą Everestas, kuris pastatymas tais gerais hollywoodiniais aktoriais, tai ten yra tas Robas Holas, kuris žūsta gale to Everesto filmo, buvo to Adventure Consultants įkūrėjas. Po šiai dienai ta įmonė ir ta kompanija priklauso jo ten giminėm, nes ten lieka dukra jo, kai jis gimsta, kai jis žūsta ant Everesto. Tai ta kompanija vis dar gyva ir organizuoja ekspedicijas ir jis yra vienas iš tos kompanijos senbuvių ir gidų yra. Taip. Jo, tai einam gal pasikuisim, ne? Jo, einam, mes dabar turim laiko, pasirūšiuosim daiktus. Rydienai biškėlį kažką pasidėti, ką įsidėti, ko neįsidėti. Tiksliau, nepasirūšiuoti, o atsirinkti, ko tikrai nesineši. O, senoji geroji palapinė. Įsidėsim kilimėlį po apačią. Nes šitus kilimėlius naudojam sėdėti virtuvėje, nes ten viskas yra sniegas. Sėdė ant sniego, tai kad užpakalis nenušaltų. Pasitiesiam po užpakaliu ir po kojom dar pasiėm, kad kojas nešaltų nuo sniego. Dabar eisim miegoti, tai nakčiai vėl po kilimėlį. O čia padėsim ir bus ne taip šalta. Jūs to nėra, mano nėra. O paskui čia rušiuosimės daiktus, tai bus. Na ką, toj 12 valandą nakties, vidurnaktis. Galite įsivaizduoti, kaip miegoti tokiu oru. Kaip diena. Dabar atrodo kaip 12 valandų dienos. Tikrai saulė sukasi aplinkui visą laiką. Mes tik tai saulės bateriją sukinėjam į įvairias pusės. Ir viskas. Dabar kaip ir jau reikia eiti miegoti, nes ir to anksčiau keltis, išeiti į ekspediciją. Bet net nelabai įsivaizduoju, kaip tą padaryti. Koks grožis, ar ne? Nu, rubrika pasakojimai apie kalnus. Nuo ko viskas prasidėjo? Jo, tai vat, mūsų tas projektas Seven Summits angliškai, lietuviškai, kiekvieno pasaulio kontinento, žemyno, ką paprašiau pasakykim, užkopti aukščiausią viršūnę prasidėjo mums net patiems nežinant 2022 metais, ne? Jo, kai pradėjom savo ekspediciją į Argentiną. Į Aconcagvos viršukalnę, tai aukščiausia buvo Pietų Amerikos viršūnė. Jo, COVID laikas buvo, jo. Pirmus metus nepavyko tos organizuoti, nukėlėm 1 metams į priekį, tada krūva testų, apsisunkintų sąlygų su oro uostais, nuvykusio į Argentiną, stovėjom viešbutį, tai darė mums testus viešbutyje, po to turėjom tokią išlygą, kad jeigu
kopiant į kalną, mūsų grupėje pasireikš nors vienam sindromui. Ne, bet dar buvo prieš tai, jeigu net ir viešbutį, kai darė testą, jeigu bent vienam iš mūsų, bet kuriam iš komandos nariui būtų teigiamas COVID testas, tada lieka ir 10 dienų miega viešbutyje visi. Jo, Tai yra ne vienas, kad tas, kuris susirgo ir buvo tokia išlyga, kad ten yra daktaras ant kalno ir irgi kažkuriame etape paima dar kartą testą ir jeigu vienam iš grupės yra teigiamas, Tai vėl visa grupė. nuima. O mes turėjom tokį atveju tokį daktarą Adnaną iš Turkijos. kuriam ten pusė, tai jis ten nežinai. Mes jo niekur neleidom išeiti. Net kai eina visi valgyti kartu, mes sakom, tu palauksi, kai visi pavalgys ateisi ir tu valgysi. Nu, jeigu ten iš viso buvo tokia hiper pasitikėjimo ekspedicija, kol nenusileido ta viena grupė, ta viena mergaičiukė visą drebanti psichiškai jo. Pradėjo nusileido moteris tokia, kur mes atėjom bazės stovyklą, nusileido visą purtas, panikas ataka, sakom, kas atsitiko, tai jiems belipant vienam rusiškai bekalbančiam vyrukui, nežinau, tai buvo ukrainietis, tai buvo iš Rusijos kažkur, nežinau, net tam esmė, žmogus tiesiog žmogui ištiko infarktas, per didelę krūvę ir... Širdis sustojo, jisai numirė ir liko ant kelio gulėti ir jo 2 dienas niekas nepatraukė. Visi eina ir peržengia. Visi eina ir kas susitinka, jautresnių nervų žmonėms prasideda panikos priepuoliai, bet su helikopteriu atskrido į bazinę stovyklą, nes tai buvo blogai, toks šokas, kad ją atskraidino. Ir mes sakom, tai kas yra visą drebo, o mes tokie su pasitikėjimu siejame, šitą konkagą, tai čia ne mums, čia jūra iki kelių. Kai pamačiau tos žmonės, kai iš malūnsparnių juos veda, galvoju, ar tikrai? Bet žodžiu, viskas gerai iš tikrųjų, bet ta Konkago vėlgi tas kalnas skirtas, sakykime, skiriasi kiekvienam kopimui, nes mums tai buvo šaltis minus 35. Gal tikriausiai buvo pas kolegas nušalusi pirštų, iš 7 mes įvyko. Aš nušalau 7 pirštus, paskui 3 mėnesius negalėjau judinti normaliai, nieko nejaučiau. Tai išėjom jo 7, pati pradžia tai buvo iš viso epinė, atsikeliam iš ryto, palapinę visą drasko vėjas ant purto į visus galus, o mes tos nakties laukiam kaip geros ir mes einam į viršų. Ir žiūrim, kaip visa stovykla apačioje, nes mes aukščiau stovyklą įsikūrę, niekas nejuda. Visa palapinė šviečia, niekas neina. O kelios grupės buvo išėję į viršų ir matosi prožektoriukai, tik tai nes žmonės nesimato. Ir mūsų prožektoriukai kyla į viršų, o kelios grupės prožektoriukai eina atgal, žinai, ir galvojam, palauk. O tai kaip čia dabar gaunasi, visi eina į apačią, o mes einam į viršų. Nes visi nusprendė normalūs žmonės, kad tokio orų negalima eiti. Tai tikrai buvo epinė labai pati ekspedicija, nes mes išėjom 7. O užlipom 3 tada, ne? 4 užlipom, nes vienas po valandos atsikabino. Jo, bet šiaip, buvo pakankamai, nebuvo labai sunku, buvo tik labai šalta, bet jau ties viršūnė, tai taip žiopčiau, kaip ta žuvis ištraukta iš to vandens ir tas aukštis tikrai jautėsi. Bet nusileidom sėkmingai, viskas, tas šaltis buvo toksai, atgal leidžias, turiu net video kažkur, kur mes leidžiamės, matos, gal 3 metrai priekį mes dviesiai. Jo, visai ir toks per tokį sniego rūkas, toks labai įdomus toks reiškinys. Niekas mums tai daiktų nenešė, aišku, buvo opcijų, kas ten tokie gal biškis slipniau. Mokėjo pinigus. 1 kilogramas, man atrodo, $100 $100. Dolerių, jo. Jo, tai mūsų ten tas draugas, toks Adnanas iš Turkijos gydytojas, tai jisai, vyresnio amžiaus žmogus, tai jisai mokėjo. Jo, jis nenešė. Daug nenešė, ten buvo tie vyresni žmonės, tokie nenešė, bet ir okei, jie norėjo pasimėgauti ekspediciją, mes norėjom pažiūrėti, ką mes galim. Tai va, ir mums ta ekspedicija kaip ir užkabino. Looks a lot. A lot of... No, I don't want to. Čia nesu šlapimas žmogus, tai sakau, daug labai turi. Jis man klausė, ar nori. Nelabai. Žiūrim, kaip atkeliavo Nimsdai komanda su rogėmis iš tos stovyklos, kur mes vakarėjome. Palapinė susistatė bet kaip nei į tą pusę, nei į vėją. Turistų daug, nes 2 moteris ar vyrai, nemačiau, ten tiek užsimuturėjo, net nesupratau, kas ten ar moteris šaltis, ar vyriška. Visai suvargė. Nesupranta, kur randas, ką daro, sėdi patrūkę. Tai dabar net mačiau rangeriai, kažką ten aiškinosi, derinosi, ar matyti, ar gali eiti, ar negali eiti. Gal išrašė vienų, žinai, kad Gal. Ką reiškia mokėti didelius pinigus žmonėms, kurie pasidarė PR-ą.
labai gerbiami, bet iš tikrųjų taip grybą pjauna, kad mažą nepasirodo. Nes jie yra garsūs ten internetinėse visokiose platformose, socialiniuose tinkluose, turi gražių nuotraukų, turi tą sėkmės istorijų, bet nieks nemato to iš tikrųjų konteksto, kas vyksta čia, o kad čia yra naudojamasi tom visom ir pagalbom, ir kad jos čia veda už rankų, ir kad gelbėja iš tikrųjų kiti žmonės. Tas yra viskas už užsklandos, tai čia nieko naujo, čia visur tas pats. Tai gerai, tą progą ir baigiam. Nemesk man į kamerą.